Sveiki visi, šios dienos epizodą pradedame nuo kadro iš Trumpo kriptovaliaus, nes turbūt visiems įdomu, kaip tas balis ten atrodė. O ši savaitė buvo kupina stambių įvykių, aptarsime viską, kas šiuo metu keičia rinką ir galimai nulems kripto ateitį, taip pat pabaigoje pažiūrėsime į grafikus. Taigi pradėkime nuo gandų ir jeigu jie pasitvirtins, kripto keliaus nebe į Mėnulį, o tiesiai į Marsą su Elono Musko raketa. Donaldas Trumpas svarsto steigti JAV kriptovaliutų rezervą, kuris būtų orientuotas į Amerikoje išleistas kriptovaliutas, tokias kaip XRP ir Solana, reportuoja New York Post. Aš į šį sąrašą galėčiau pridėti HBAR ir Algorand. Taip pat Donaldas Trumpas, jau paskyrė naują SEC vadovą, Paul Atkins. Jis yra buvęs SEC komisaras praeityje ir garsėja pro kripto požiūriu ir gali iš esmės pakeisti agentūros politiką. Pranešama, kad jis pradės savo kadenciją ne tik pertvarkydamas SEC kripto politiką, bet ir užbaigdamas esamas kripto bylas. Ir kalbant apie Trumpą, negaliu nepaminėti naujo oficialaus Trumpo meme-coino, kuris per porą dienų pakilo į top 20 pagal rinkos kapitalizaciją. Gerai, žiūrime toliau. Coinbase pristatė naują paslaugą, leidžiančią JAV vartotojams pasiskolinti iki $100,000 USDC, naudojant bitcoiną kaip užstatą, be jokių mokesčių, be kredito patikrų ir su lanksčiomis sąlygomis. Tai būtent apie ką ir kalbėjau praeitame video. Įstatymai dar neišleisti, bet Coinbase jau dabar nusprendė leisti žmonėms naudotis kapitalu, neišpardavus savo bitcoinų. Tuo tarpu tradiciniai finansai vis labiau įsilieja į kripto rinką. Oasis Capital pateikė paraišką dėl Digital Asset Debt Strategy ETF. Tai iš esmės yra pirmasis kripto obligacijų ETF'as, kuris investuos į įmonių turinčių skaitmeninį turtą savo balanse skolas. Tai galėtų tapti naujų finansinių instrumentų instituciniams investuotojams. Taip pat ProShares pateikė paraišką dėl svertinių ir atvirkštinių ETF orientuotų į XRP. Tai rodo augantį institucinių investuotojų susidomėjimą ir pripažinimą, kad XRP yra viena iš pagrindinių rinkos žaidėjų. Prie XRP dar sugrįšime vėliau. O čia matome, kad ES Crypto.com tapo pirmuoju dideliu pasauliniu kriptovaliutų paslaugų teikėju, gavusiu preliminarią MiCA licenciją. Tai reiškia, kad jie galės teikti paslaugas visoje ES pagal naują reguliavimo sistemą. Turime naujienų ir iš Indijos. Indija vienas didžiausių telekomunikacijų operatorių Jio Platforms Limited paskelbė apie strateginę partnerystę su Polygon Labs. Tai reiškia, kad Polygon blockchain technologijos gali būti integruotos į Jio paslaugas, atveriant kelią Web3 technologijoms Indijoje. O dabar pakalbam apie Pietų Korėją, didžiausią kripto keityklą Upbit. Pietų Korėjos finansų reguliatoriai įsakė didžiausiai šalies kriptovaliutų biržai Upbit sustabdyti veiklą dėl galimų AML pinigų plovimo prevencijos pažeidimų. FIU teigia, kad Upbit galėjo padaryti apie 700 000 įtartinų pažeidimų, o baudos gali siekti iki 100 milijonų Korėjos wonų už kiekvieną iš jų. Kalbant apie reguliatorius, turim pakalbėti ir apie SEC, kuri, kaip ir tikėjomės, pateikė apeliaciją Ripple byloje, tvirtindami, kad teisėja padarė klaidą, pripažindama, kad XRP nėra vertybinis popierius. O čia matome Ripple teisės vadovo Stuart Aldoratty pasisakymą apie tai, kad SEC tiesiog perrašinė tas pačias nesėkmingas argumentacijas ir jis tikisi, kad naujoji administracija šį ieškinį tiesiog atmes. Ir be to sako, kad ši byla prieš Ripple yra tiesiog triukšmas, į kurį nereikia kreipti dėmesio, nes Ripple klesti. Na, kad Ripple klesti mes to tikrai paneigti negalime. XRP pagaliau po 7 metų pasiekė naujas rekordinės aukštumas ir tapo populiariausiu žetonu Coinbase platformoje pagal prekybos apimtį, o Google trendai rodo, kad XRP populiarumas Google paieškose aplenkė Bitcoiną. Na, mes aiškiai matome, kur investuotojų dėmesys krypsta kripto rinkoje.
Tai patvirtina ir tai, kad XRP šiais metais rodo didžiausią prieaugį tarp top 10 kriptovaliutų. O kol XRP kaina kyla, Ripple bendrovė paskelbė, kad aktyviai ieško naujų kompanijų, kurias galėtų įsigyti. Tai aiškus ženklas, kad jie planuoja stiprinti savo pozicijas rinkoje ir toliau augti nepaisant SEC kovų. O čia dar pažiūrėkime apie Jimmy Walley prognozuojamą XRP kainą. Jis yra didelę patirtį turintis advokatas, kuris dirbo didžiausiose pasaulio advokatų kontorose ir vadovavo milijardinėse pirkimo pardavimo sandoriuose finansų sektorėje, padėdamas Fortune 500 kompanijoms. Taigi manau, kad verta jo paklausyti. Interact among each other with central bank digital currencies, and people really believe they couldn't come up with a price set for XRP. That's like not even hard to think There's about. no logic there. It doesn't make sense. So if they do that, we believe the value would be higher than it was in September and October of 2021 when we were throwing out 25,037.5 a coin. So it would be a higher price than the previous prediction. Probably in the 50,000 now, I would think. We haven't brought the numbers down, but I'm just thinking about all the additional trillions of dollars that got pumped in to the economy. The debt, yes. The fact, the Fed right now is really the only participant in our economy. They're basically issuing all the money. That's going into the big banks, and then the big banks are selling, and the hedge funds are selling their crap fucking debt. Sorry, can I ask on this? Absolutely. Go ahead. They're selling their crap All the debt back to the Fed, and the balance sheet's going parabolic. Gerai, o dabar peržiūrėkime greitai grafikus. Pradedam nuo Bitcoino. Matome, kad šią savaitę Bitcoinas matė didelių svyravimų. Čia matėme ir kad kaina pradūrė kaklo liniją, kaip aš ir minėjau, kažkur apie porą savaičių. Na, iš tikrųjų galim pažiūrėti video, ką aš sakiau tada. Bitcoinas gali panaikinti šitą head and shoulder formą, jeigu jis toliau liks virš, sakykime, tos kaklo linijos ir pratęs, sakykime, tokį svyravimą, va šitokį. Taigi, matome, taip ir atsitiko, kad Bitcoinas pradūrė kaklo liniją čia būtent į šią zoną ir dabar Bitcoinas vėl pakilo į viršų ir atsimušė į šitą kanalą apačią vėl. Ir taip pat čia turim šitą geltoną liniją kaip rezistenciją taip pat iš 2021 metų. Tuoj parodysiu, iš kur šitą liniją ateina. Matome, sujungiame viršūnės ir pratęsime šitą liniją ir matome, Bitcoinas dabar atsimušė į šitą rezistenciją. Ir šita rezistencija taip pat sutampa su kanalo apačia. Taigi, idealiausiai mes norėtume matyti, kad Bitcoinas prasiveržtų aukščiau šitos linijos ir panaikintų prieš tai sukurtą aukštumą. Tai būtų $108,300. Taigi, jeigu Bitcoinas sugebės tai padaryti, manau, mes matysime kainos šuolį ir vėl į viršų, bet kol kas reikia laukti, nes kaip ir kalbėjom anksčiau, kad kol kas Bitcoino šitas sviravimas šitoj zonai tarp viršūnės ir apačios čia, taip ir vyksta. Nieko kol kas Bitcoinas nenusprendė galutinai, kurią pusę jis būtent keliaus. Bet to rytoj bus Trumpo inauguracija ir žiūrėsim, jisai prižadėjo pirmą dieną paskelbti kažkokias svarbės naujienas, kas liečia kripto. Ir jeigu jis tai padarys, mes, manau, matysime didelį šuolį. O jeigu jis tai to nepadarys, tai, manau, turėsim didelį kritimą kripto rinkai. Na, rytoj įdomi diena, tai laukiame naujienų. Ir apie jas, žinoma, mes pakalbėsime ateityje. Gerai, dabar pažiūrime į Ethereum. Ethereum, kaip ir kalbėjom ankstesnėme video, tiesą sakant, aš norėčiau jums ir parodyti, ką aš kalbėjau anksčiau. O kol kas, mano nuomonė, tai čia yra tik tai ABC korekcija į viršų. Taigi mes turėjome staigų nukritimą žemyn, tai būtų banga A. Dabar turime korekciją į viršų ABC ir toliau mes turėsime didesnę bangą žemyn
kuri bus lygi pirmam kritimui. Taigi paimsim Fibonacci, mes galim pamatuoti pirmą kritimą, tada korekcinį judesį. Čia priklausys, kurioje vietoje jisai baigsis. Sakykime, jeigu čia ir yra viršūnė, tai nuo čia ir, kaip matome, 100% pirmos bangos būtų 2795. Kas yra logiška? Todėl, kad tai sutampa su suportu. Kai matome, čia buvo rezistencija, iki tol, kol pramušėme viršų, dabar tapo suportu. Ir prieš tai mes turėjome taip pat daugelį palėtimų, kur kaina atšoko nuo šitos zonos. Taigi, čia mano nuomonė, tai mes keliausim žemyn kol kas. Taigi girdėjote ir matėte, kad būtent čia aš sakiau, kad Ethereum greičiausiai kris žemyn ir mes turėjom taikinį čia raudonoj zonai. Ir pažiūrėkim, kas atsitiko. Čia šitą reikia nutrinti, nes nesimato. Matome, kad Ethereum beveik pasiekė šitą raudoną zoną ir dabar sugrįžo, bet kaip matome, jam čia nėra daug jėgų. Jisai labai silpnai atrodo ir grįžta vėl atgal. Ir galimai jisai ir pasieks mūsų planuojamą zoną. Ethereum nerodo jokios stiprybės ir jisai matom, kad pratestavo vėl 21 dienos EMA šitą baltą liniją ir vėl atsitrenkęs grįžta atgal žemyn ir manau, kad yra didelė tikimybė, kad Ethereum pasieks mūsų pamatuotą raudoną zoną. Ir galim pažiūrėti dar į RSI ir MACD indikatorius. Taip pat matome, kad MACD vėl krenta žemyn, raudona žvakutė čia, o RSI aš manau, kad gali padaryti bullish divergence, kadangi to mes čia dar nematėme, o tai vyks, kai Ethereum pasieks naujas žemumas, tai būtų paliestų mūsų tą raudoną zoną, o RSI indikatorius to nepadarytų, sakykime, jisai bus čia ir sukurs aukštesnę žemumą. Tai būtų pozityvus rodiklis, kuris galbūt ir užregistruotų Ethereum taip vadinamą žemiausią kainą, nuo kurios galima tikėtis, kad Ethereum apsisuks ir pradės kilti viršų. Bet mes to turime sulaukti ir nieko prognozuoti negalime. Turime žiūrėti, ką mums kaina rodo, ką grafikai rodo ir pamatysime, kas atsitiks ateityje. Dar greitai pažiūrime į XRP. Taip kaip ir tikėjomės, praeitą savaitę mes kalbėjom, kad XRP atrodo stipriai ir prasiveržė pro trikampio rezistenciją viršutinę. Ir matome, kad ką prognozavom, taip ir įvyko. Kol kas nepasiekė mūsų planuoto, numatuoto taikinio, atsimušė į visų laikų aukštumas. Kaip matome, šita balta linija ir yra nuo 2017 metų aukštumos rekordinės. Ir dabar XRP sugrįžo ir matome, sunkiai sekasi pro tą aukštumą prasimušti, nes čia yra tikrai didelė rezistencija. Apie tai ir kalbėjom praeitame video. Ir dabar reikia žiūrėti, čia kol kas nieko gąsdinančio nėra, nes kaip visada atsimušusi didelė rezistencija, dažniausiai kaina sustoja, truputį paina šonu, tai galime tikėtis čia kažkokio tai darinio vėl ir tada dar pabandys dar kartą prasimušti pro šias aukštumas. Ir tada mes galėsime matyti daugiau, turėsime daugiau informacijos ir galėsime mes planuoti į ateitį. O kol kas matome atsimušę į šitą rezistenciją, dabar krenta žemyn, bet nereikėtų išsigąsti, tai visiškai normalu. Ir matome čia toks kaip ir bull flagas, gal galima sakyti. Pabandom uždėti kanalą. Pamatuojamės, pažiūrim aukštumas, žiūrėkit, beveik ir sutinka. Aukštumas ir žemumas čia, tai formuoja tokią kaip ir bull flagą, manau, tai pozityvus darinys ir mes galėsim tikėtis kažkokių dar kainos veiksmų ateityje,
ir galbūt netgi ir pasieks mūsų numatuotą taikinį, čia, kuris yra $3.80 beveik. Tai va, gerai, tai tiek šiandien. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite prenumeruoti kanalą, dalinkitės video su draugais, spauskite nykštį ir iki kito karto.